kaip jūs tą pasiekėt, tokią būseną, to tokios ramybės, tų jausmų tokių. Tai nėra būsena ir tai nėra pasiekimas. Tai yra tavo atvirumas prieš šią akimirką, tavo ryšys su Dievu, su šitą akimirką, tavo santykis su šitą akimirką. Koks tavo santykis? Ar tu atstumi, ar tu įsileidi? Kiek sakai ne, ačiū, gyvenime tu suklydai, to neturi būti dabar, aš neturiu taip jaustis, aš neturiu tokių minčių turėti, tu suklydai Dieve, arba kiek tu įsileidi. Tai gerai, net jeigu nežinau, kodėl tai yra, aš jausiu tai, aš priimsiu tai, aš būsiu su tuo, aš nebėgsiu. Nežinau, kodėl kyla tai, bet kažkokia yra prasmė kūnui ar kažkam ir aš pasitikėsiu, kad tai vyksta. Geriausias, kas gali nutikti dalykas. Viskas apie tai. Čia nėra magija kažkokia. Ant kiek esi nuoširdus ir gali pritaikyti tai kiekvienai akimirkai savo dienos metu, gali praskenuoti savo dieną šitą. Pastebėti, kiek buvo akimirkų, kur tu norėjai jas pakeisti, kur tu norėjai, kad būtų kitaip, kur nenorėjai, kad vyktų įvykiai. Gal kažkas reikiantas, gal grubiai pasakė kažką, gal kažką padarėjai, išpylei ką nors, arba vaikas ką nors padarė, arba dar kažkas nutiko. Kiek buvo akimirkų dienos metu, kur joms sakei ne. Tai yra tos akimirkos, kur yra reikalingas darbas pažiūrėti tai. Kodėl ne? Kodėl ne taip? Koks jausmas už to ne? Ką trigerina tai viduje, ką liečia, ką iškelia, kodėl yra nenoras to jausti. Nes kai tas ne vyksta ir kyla jausmas kažkoks kūne, kokio jausmo aš nenoriu jausti. Ir tada eini jo jausti, eini prisijaukinti pamažu, ne iš karto, po truputį. Įkiši pirštelį, įkiši delną, įkiši ranką, įkiši kojytę. Vis giliau ir giliau panardini save, vis labiau tave apsemia. Visas iškart neįlysi, sprogs nervų sistema, po truputį, po pirštelį, po kojytę, kiši ir žiūri, ar saugu. Ir tai prisijaukini. Ir tada pamatai, kad tau nieko nenutiks, jeigu jausi. Pamatai, kad tu neišprotėsi, kaip protas sako. Pamatai, kad tu netapsi zombiu kažkokiu atsiskyrusiu. Pamatai, kad ir ką jisai kuria, nenutinka tai. Pamatai, kad atvirkščiai, tu atgauni jėgas, tavo energija sugrįžta, tavo spontaniškumas jaučiasi sugrįžta, tavo gyvybė pulsuot pradeda. Jauti dvasią savo viduje, jauti vedimą vidinį, jauti ryšį su Dievu, su visata, su gamta. Viskas atsidaro, ekstrasensiniai pojūčiai atsidaro. Viską pradedi jausti, matyti energijas žmonėse, skenuoti viską. Matai protą savo, matai ego energiją, atskiri save nuo to, žinai, kad tai ne tu, bet stebi tai, matai, atpažįsti, kur kas kalba, kokia energija. Viską jauti. Tai yra atvirkščiai, negu protas sako, kas tau bus, jeigu jausi. Bet kad tai įsitikint, neužtenka teorijos. Turi eiti tai savo kailiu. Įkišt pirštelį, įkišt rankytę, įkišt kojytę ir pamatyti, kad tau nieko nenutiks. Kad tu mylimas ir saugus. Ir jausmai tik nori išeiti iš tavęs. Jie nenori būti tavi, tu jiems neleidi išeiti. Tu esi kontrolės mašina ir baimės teroras. Boba autobuse, kuri kontroliuoja visus, ne? Tu neleidi jiems išeiti iš to autobuso. Turi leisti jiems išeiti iš tavęs. Ir šitą akimirką tarnauja tau, Dievas tarnauja tau. Ir jie sako, mes tau iškelsim viską. Gal šį kartą tau pavyks susitikti su tuo. Gal šį kartą
pajausi tai. Be didelių vilčių, nes daug kartų jau to nepadarė ir nesustikai, bet jie vis tiek bando ir toliau, sako, va tau šansas ir vėl, va tau šansas ir vėl. Ir šita grupė yra, kad sąmoningai pajausti, kada yra tas šansas ir suprasti, ką tiksliai daryti per tą šansą ir pasirinkti kitą būdą, kurio nieks nemoko visuomeniai ir nieks mums nepasakoja apie tai. Ir kuris nuostabiai veikia ir keičia gyvenimus. Ir jau pakeitė daug žmonių.